kokią sportinę avalynę ir pagal kokius kriterijus renkasi krepšininkai. Apie tai kalbėjome su TTT Casino LKL žaidėjais bei sporto prekių parduotuvės Sport Point rinkodaros vadovu Augustinu Kubiliūnu. Krepšininkai dažniausiai renkasi iš aukščiausios kategorijos, sakykime, batelių. Tai yra vardinius batelius su naujausiam technologijom, kadangi gamintojai, kurie gamina tos batelius, jie atsižvelgia į krepšininko tam tikras savybės. Jeigu žiūrint iš NBA žaidėjų, tai yra vardinių batelių, tai yra Kevino Duranto, Kobe Bryanto ar Kyrie bateliai, iš Adido, Derrico Rose'o bateliai. Tie bateliai jie yra skirti skirtingiam žaidėjų tipams, sakykime, tai yra taip, kaip jie žaidžia. Žemesnius batelius renkasi judresni, labiau po aikštelę bėgiojantis, keičiantis kryptį žaidėjai, aukštesnius batelius renkasi daugiau jėgos turintys žaidėjai. LeBrono Jameso bateliai, netgi jeigu jūs pasižiūrėsit, patį batelis yra tikrai masyvus, tvirtas batelis su čiurnos palaikymu ir būtent atsižvelgiant į to žaidėjo, sakykime, pagrindinių žaidimo bruožus, elementus. Krepšininkai rinkdamiesi batelius daug dėmesio modeliui ar spalvoms neskiria. Jų prioritetas – patogumas. Šį sezoną pradėjau su Durantais, gal biškį senesnio modelio, bet patogus jie man, patenkintas esu. Kobės turiu vieną porą ir kaitilios. Labiau mėgstu gal šviesius spalvų sportbačius. Su tamsiais kažkaip nelabai žaidžiu. Svarbu, kad būtų lengvi ir patogus. Šiuo metu dėviu Kevino Duranto 8 serijos batelius, bet šiaip, nežinau, aš apskritai renkuosi tik tai žemo profilio sportbačius. Ir svarbu, kad būtų man lengvi ir patogus, o kad man kažkaip modelis ar kažkas ten kažkokie ypatingi, tai man taip, ta prasme, nėra, man svarbu patogu, o išvaizda praktiškai neturi reikšmės. Esmė lengvumas ir kaip koja. Sakau, nėra taip, kad kaip sporto mokykloje, kad 13 metų galvodavau, kad sportbačiai tai 50% žaidimo. Dabar tiesiog, ką klubas duoda, žinau, kad patinka žemo profilio, lengvi viskas. Labai gerai man. Manau šiaip, kad dabar tokia galbūt mada tokių aukštų labai batelių yra, daug labai su aukštais, bet aišku, reikia nuo kiekvieno priklauso, vieni mažesniais mėgsta, žemesniais. O kad labai tų spalvotų, tai nepamatysi, čia taip daug, aš galvoju, kad visi stengiasi galbūt irgi prie aprangų tų taikyti. Svarbiausia, manau, patogumas yra žaidėjų, o kaip atrodo, kaip kas, tai neturėtų daug reikšmės. Didžiausią paklausą turi ryškiausių NBA superžvaigždžių vardiniai bateliai. Itin krepšininkų mėgstami yra Kevino Duranto ir karjerą baigiančios žvaigždės Kobe Bryanto bateliai. Dažniausia Kobės batelius renkasi žiemos versijos, tai yra tai, kuo pats ir Kobe Bryantas kokiais bateliais žaidžia, tai yra daugiau judresni, greitesni, tokie žaidėjai. Madingiausi vis tiek bateliai yra Nike ir jau ten vardiniai prasideda Durantai, Kobės, Lebronai. Dabar, man atrodo, populiariausi yra Kobės kėdai. Tai šiaip mėgstu Kobe Bryanto, tuos irgi žemo profilio. Kažkoks ypatingas vienas modelis būtų, tikrai taip nėra. Augustinas Kubiliūnas taip pat papasakojo, kokie yra esminiai skirtumai tarp brangių išskirtinių modelių ir paprastesnių, pigesnių krepšinio batelių. Pagrindiniai skirtumai yra naudojimuose technologijose. Tai yra batelio lengvumas, padaugumos savybės, jo stabilumas ir aišku patogumas. Brangesniuose bateliuose yra naudojamos naujausios oro pagalvės arba kitos amortizuojančios medžiagos. Pats, sakykime, kurpalis arba pats batelis yra pagamintas iš labai lengvų sintetinių medžiagų, kurios ne tik gerai kvėpuoja, kuria tą komforto jausmą, kas krepšininkam yra labai svarbu. Aišku, batelius užsidėjęs, kokius ten be užsidėtum ar Kevino Duranto, nepradėsi žaisti kaip Kevinas Durantas, bet komfortas jisai aišku yra. Paėmus tą pigesnį batelį, jisai galbūt netgi bus žymiai patvaresnis, ilgamžiškesnis batelis, bet jisai turės mažiau komforto, galbūt mažiau amortizacijos, sakykime, bet tam žmogui, kuris žaidžia vieną kartą per savaitę ar ten į 2 savaitės kartą, tai jam, kaip sakoma, nėra didelės įtakos.